Būsto paskola gali būti tiesiog mėnesinė įmoka, arba tai gali būti finansinis instrumentas. Dauguma žmonių paskolą tiesiog moka, tik mažuma ją valdo. Per daugiau nei 10 metų konsultavimo mačiau šimtus skirtingų situacijų. Ir vieną bendrą dalyką. Didžiausi pinigai prarandami ne dėl klaidų, o dėl strategijos. Netinkamas terminas, netinkamas grąžinimo metodas, neišnaudotas refinansavimas, nepanaudotos papildomos įmokos, nesuderinta investavimo strategija. Per 20-30 metų tai gali reikšti 10 000 eurų skirtumą. Šiame seminare pristatau 7 konkrečias būsto kredito strategijas, kurios leidžia sumažinti bendrą paskolos kainą, išnaudoti laiką savo naudai ir priimti sprendimus ne iš emocijos, o iš skaičiavimų. Tai ne apie tai, kaip gauti paskolą. Tai apie tai, kaip ją struktūruoti taip, kad ji dirbtų tavo naudai. Jei jau turi paskolą, išmok ją valdyti strategiškai. Pilną seminaro įrašą gali įsigyti paspaudęs mygtuko puslapyje arba nuorodą video aprašymą.